Pabūk šitoje erdvėje. Prastumdyk ją, pasidaryk savo erdvės. Pasipurtyk, kad nukristų tai, kas iš išorės. Ir su garsu ir dideliu stūmimu išpūti, išrėki. Atsikratai tai, kas viduje, ne tavo, prikabinta. Iššukuoji plaukus. Per visą ilgį tegul plaukai nusivalo. Įgauna tikrai tavo sielos prigimtinį vaizdą. Prasiplauni akis, trečią akį, konkoražinę liauką. Širdis tampa laisva, pulsuoja tavo ritmu. Kvėpavimas lengvas. Įkvepiant tave pakrauna, iškvepiant paleidžia senas programas, įsitikinimus, blokus. Kojos atsistoja ant žemės. Ir pajaučia energiją. Tikrą, gyvą, pulsuojančią. Kai justina susijungia su savimi, ji yra užpildyta, pilna energijos ir kyla aukštyn. Kyla aukštyn, 3, 2, 1, dar aukščiau ir dar aukščiau. Na, įdomu, kuo toliau, tai tuo įdomiau. Ir aišku, to sudėtingiau girdi mane. Sunkiau truputį girdžiu. Nu, keista, nes šitai prie pat burnos mikrofonas. O dabar girdi? Kaip? Girdžiu. Girdžiu gerai viskas. Nes galiu matai, pakeisti poziciją, gal ten kažkur tai išspaudžia, kaip dabar. Gerai dabar. Ar kaip dabar. Galiu, kad žinok, ar tada kitą patį galvą, pavyzdžiui, tai tau geriau. Tu nesiblaškyk, viskas gerai. Žinok, nesiblaškysiu, žiūrėk, kad tu gerai girdėtum, kad aš žinau, kad aš taip labai girdisi. Tai aš nesiblaškysiu, tai pasidarom taip, kad tau būtų patogu, kad tau būtų be įtampos, kad galėtum mane girdėti. Ar taip gerai? Taip labai gerai. Bet tai lauk, tada puikiai reiškia. O taip? O, čia iš vis super. Garsiai atrodo. Kaip keista, nes tas pats rakštis, tik kad pusė kita. Nu, gerai. Geras, visai kitaip. Nu, žodžiu, tai va, čia pirmą gal reikia su telefonu susipažinti, visų antrą, čia gal šiaip
su mumis dominuoja. Gerai, žiūrėk. Yra taip. Pamačiau save. Pradžiai toks kaip soliariumas, bet jisai kaip permatomas. Tai galima pavadinti kaip ir inkubatorius. Aš ten visai tokia kaip ir laiminga moteris, bet aš tiesiog uždaryta, nes pradžiai, kai pradėjau valytis erdves, pradėjau valyti langą ir pamačiau nusivalius langą, kad esu kosmose. Ir po to ėmiau pažiūrėti, kur esu ir pradėjau valytis aplinkui ir pamačiau, kad aš tiesiog esu uždaryta tokiam kaip inkubatoriui, galima soliariuminiam tokiam statmenam, vertikaliam. Ir po to, sakai, išrėk, ten visą kitą ir noriu bandyti rėkti, nes ten valytis man inkubatorium nieko nepavyko, nes aš ten esu uždaryta. Ten nieko kaip ir nėra tokio, ką būtų galima iš viso net valyti. Bet aš ten esu saugusi moteris, stoviu, viskas gerai, ta prasme judu, nemačiau jokių ten kažkokių tai raiščių, nieko, tiesiog kas taip. O po to, kai pradėjau rėkti, girdžiu balsas ateina, ko tu čia reikia, psichė? Kaip psichė, ko tu čia reikia, kaip psichė? Ir tada galvoju, kad aš šneka ir pasižiūriu, kad aš esu apačioj. O tas apačioj, kur aš esu, tai jisai jau tamsus, tas mano eterinis kūnas. Ir jisai ten blaškosi ir purvinas ir žodžiu, ten juodas visiškai. Ir ten jau irgi išsivalyti, tai atrodo, jau nėra prošvaisčio visai, visas jo juoduma. Ir po to galvoju, tai kaip čia taip išeina. Tada, kai sakai, nepamintų žodžių, bet kai sakai, kad grįžti savo tą originalų vaizdą, tai staigiai iš to juodo kūno aš patapau tokia daugiau plazminių kūnų. Ir kai būna pas mus rodo tą eterinį kūną ten, visko prilika, tai toliau panašiai, tai tenais, kai aš patapau to kosminį plazminį, tarkim, to kūno, ten viskas kaip ir automatiškai kaip ir nukrito. Nes aš jau nebesu tas eterinis kūnas, aš jau susitapatinau su savo jau kosminiu kūnu, kuriame nieko negali būti prilipę. Ne? Tai va taip, kad ir yra dabar tokia situacija. 3 skirtingos dalys. Tai tokia situacija. Tai man toks klausimas, tai ta, kuri tamsi blaškosi, jinai yra žemėje? 3, 2, 1. Tai atsakymas, tai yra pogrindžio siela. O kur yra ta, kur uždaryta soliariume tame 3, 2, 1? Kuriam sluoksnyje? Pasakė 10, bet čia doesn't make sense. Tu paklausai sluoksnį. Ne dimensija, tai vat ir nėra kažkaip maždaug tenais tam sluoksnį. Nes net Žemė, sako, turi apie 7 sluoksnius. Tik 7, o tu 10. Tai kažkaip irgi nelogiška. Tai kurioj dimensijai yra šitas soliariumas? 3, 2, 1. Tarp 3 ir 4. O kodėl šitie kūnai atskirti? 3, 2, 1. Nes tai yra skirtingos pamainų direkcijos. Tegul paaiškina pamainų direkcijos, kas yra 3, 2, 1. Tai kūnai yra išskaidomi skirtingose sluoksniuose ir dimensijose. Kokiu tikslu yra jie išskaidomi 3, 2, 1? Tai priklausomai nuo kūno, kurioje dimensija yra. Tai Justinos kokiu tikslu buvo išskaidytas 3, 2, 1?
tai visi jie išskaidomi. Nėra ne vieno neišskaidyto kūno žemėje. Mhm. Ir kam tai daroma? 3, 2, 1. Tai priklausomai nuo sluoksnio, kuriame esi. Dabartiniam sluoksnėje, kur yra atsidūręs šitas kūnas, kam buvo skirtas išskaidimas 3, 2, 1. Tai skirtingiems reikalams atlikti. Tai yra, tas išskaidimas tai ir vyksta, visi mes išskaidome, kas laboratorijose, kas pogrindinė. Kita dalis mūsų tam yra ašyje, tai ir vyksta taip išskaidimas. Nėra ne vienos pilnos sielos žemėje pilnos. Tegul išvardina punktus, į kur yra išskaidyta Justino siela 3, 2, 1. Neįmanoma, čia yra 100 000 reinkarnacijų. Per platu. O kodėl pasąmonė atvedė būtent dabar prie šito momento 3, 2, 1? Labai garsiai plojasi man. Mhm. Galiu taip, nes jis garsinė ploti taip suploja, kad net iki smegenų, net smegenys suvibravo. Pačios fiziškai. Mhm. Labai įdomu kažkaip paėmus nuėjo. Kodėl jos taip sureagavo nenatūraliai 3, 2, 1? Nes tas garsas tai manim atrodo, kad spaudžia per garsą, tai viskas. Kažkaip nėra ten tokio, kad galėtų išsiskaidyti garsas, jisai pasilieka manyje. Kaip čia tai paaiškinti? Kaip pavyzdžiui dabar, nes man vaizdinių nerodo, tiesiog per jausmą dabar bandau ateiti, kad pavyzdžiui, kad tu suploji ir tas garsas nuėjo ne kažkur kambarį, nors atrodo, kai garsiakalbis įjungtas, o nuėjo tiesiai į galvą, į galvos pačius tos visus neuronus ir mano ten jaučiu, kai viskas suvibravo. Ir viskas ir va taip pasilieka viduje ir toks netgi sąmyšis prasideda vos ne panika, o Dieve, tu gali užsičiaupti, tai kažkaip taip, žinai. Kaip maždaug ta pati emocija, kaip buvo, ko tu čia kaip reikia kaip psichė. Grinai, tas pats, čia dažnis tos emocijos. Viskas gerai, ramiu balsu, nėra ten kažko tai psichikos, atvirkščiai yra toks, nėra tos psichozės, to, kad reikia garsiau dar kažko, tai iš kitos pusės, kad norisi, kad kuo tyliau ir ramiau. Pažiūrėk, ar tai yra natūralus poreikis, ar tai yra kažkieno iššauktas poreikis 3, 2, 1. Kokia struktūra ar savo norų? Išblaškė šuo. Palauk, bandau susijungti atgal, nes kažkaip vaizdinių neina, daugiau eina, turi kažkaip ateiti per pojūtį, patį, vidų kažkaip. Tai bandau aš dabar tą suvokti, kas čia vyksta. Nesuvokti, o išjausti.
Ne, nieko, išjungia mane. Dabar žiūrėk, jau kelinta hipnozė tau eina per klausą. Arba tu labai daug girdi, arba mažai girdi, arba, vat, pavyzdžiui, dabar per garsiai sustojančiai. Pažiūrėk, kas vyksta su tavo klausa ir nerviniais kanalais, kurie atsakingi už klausą. 3, 2, 1. Iškart nervas įsijungia, pradėjo nervuoti, nors prieš tai buvo visiškai rami, iškart susinervinau. Nu, tai įsijungia nervinė sistema. Taip. Maždaug, ko tu čia klausi nesąmonė, žinai? Nu, aš taip negalvoju, bet tiesiog ateina tokia žodžiu. Ir pėstinę dabar tai šunį, žinok, negaliu. Aš gal, žinok, užsidarysiu langą gerai. Gerai, užsidaryk. Ta trigerį. Čia taip gražiai buvo ant savęs kristalų susidėjusi. Bet pamatai, kaip viską bando, ant viso kūno buvo užsidėjusi. Leido gerklės. Imam tada kitą žodį. Kokį? Ta prasme, apie ką? Praeik savo kanalais nuo klausos iki galutinio taško. Patikrink, kas vyksta. 3, 2, 1. Ir ateina žodžiai, nes nieko, žinok, nematau, taip tamsu. Ir sako, girdi mane? Aha, girdžiu. Nes abiškis ir kapanas, pavyzdžiui, sako, laikas išgirsti sielos balsu. Ir vėl nervas. Ir va, supranti, ir negaliu niekaip atsipalduoti, kaip nervas sukyla. Pakvepuojam dabar tada, atsipalaiduojam, giliai įkvėpk. Su iškvėpimu paleidi įtampą. Čia kažkoks tai trigeris, vat, kur vat, iš karto ateina tas žodis, vat, iš tos žemos dimensijos, vat, tas žodis, kuris mane užkabina tada, kai tu pasakėjai, ne? Ir dabar tas žodis atėjo, čia kažkur užkabintas yra tas žemo dažnio trigeris, kuris vat, bando mane visą atjungti dabar nuo to, nuo išjautimo ar pamatymo. Dabar tu atsistoji, nuskanuoji savo kūną ir pažiūri, kur yra tas trigeris. 3, 2, 1. Tai va, tame esmė, kad aš nematau savo kūno. Nėra taip, kad tas yra kažkoks tai va tas chaosas. Matau tą inkubatorium tam vertikaliam, matau tą kosminę, ale tą, tą kūną kosminį, tą melsvai baltą. Ir matau tą apačioj, tą juodą, demoninę tokią kaip struktūrą jau. O taip, kaip sakai, save pamatyti, va, ir nieks neteina tokio, kaip anksčiau paima ir ateina, ne, tarkim, išsiriškina tavo tas eterinis kūnas. O dabar jau taip nebėra. Tai va tas ir yra, kad man jau rodo daugiau sluoksnio iš karto ir jau reikia čia ir dar girdėti reikia ir jausti, žodžiu, ir taip pat gaunasi, kad jau sąmonė jau prasiplėtus reikia jau kitų tuo. Jau atvedė tiesiog prie kitokio lygmens, žinai, ir pati dar negaliu, atrodo, susitvarkyti, bet suvokti, bet nu taip jau yra, reiškia. Jeigu tiek jau daug vienu metu rodo tų kūnų ir reiškia, jau taip yra. Bandau dar paskaityti, gal tau ką nors konkrečiau, kad truputį išlaisvinti tavo kūną. Gal žinai, gal pasąmonę reikia išlaisvinti, sako. Pasąmonę sujungti, kad nesibarstytų.
tiesiog, žinai, daug komandų sujungti Su, iš naujo su pasąmonė. Surinkam tavo pasąmonę į vieną ir pajungiam aktyvacijai 3, 2, 1. Aktyvuojam ją. Ir sako, pradėk nuo širdies balso ir eik širdies keliu. Ten yra visi atsakymai. Praėjo laikai, kai galėjai žiūrėti iš tos trikampio kažkaip prizmės. Dabar atėjo laikas žiūrėti plačiau, nes jau esi pasiruošusi suvokti giliau. Tas sluoksnis, kuriame buvai, tai buvo tiesiog pirmasis sluoksnis. Kai eini į hipnozes, į hipnoterapijas, kai atsiveri pasąmonę matyti vidinėmis akimis. Tai buvo pažemutinis sluoksnis, kurį gali pasiekti kiekviena siela. Net be hipnotinės būsenos, pas laikas keliauti šiek tiek laipteliu aukščiau, žiūrėti viską plačiau. Nes Tai aš Justin. sako, jo nesako, jeigu eisiu tai po vieną liniją, sako, man neužteks šio gyvenimo susitvarkyti. Einant kiekvieną dieną hipnozę. Nesako, esu per daug multidimensinė siela ir per daug išsiskaidžiusi. Tas išsiskaidimas, tai jie vadina tiesiog sielos dalis, įsikūnysias kažkur tai ir sąmonės dalis, tiesiog išsiskaidimas. Tai per daug esu išsiskaidžiusi per visas materijas ir sluoksnius ir dimensijas, tai čia tiesiog būtų laiko suvokimu nepriepiama. Tai reikia jau mokytis apčiuopti plačiau ir giliau. Tai paskaitom tada. Dėl to būtina pajungti širdį. Nes tik per širdį skaitant gali ateiti suvokimas iš aukštesnės sielos dimensijos. Tai žiūrėk, tada paskaitom dabar tą pirmą punktą. Tikrai manau, kad bus geriau. Gerai. Pasiruošusi. O jeigu ir nebus, tai tuomet tai viskas gerai. Tai čia žiūrėsim. Tiesiog keliausim toliau. Taip. Neaišku, kaip suveiks. Tu kartok tada paskui mane. Aš, Justina, išreiškiu savo laisvą valią ir įsakau, nedelsiant sugrįžti visoms mano dvasinio kūno, astralinio kūno, sąmonės, atminio kūno, sielos ir soliarinio burbulo dalims iš visų erdvių, laikų, realybių, planų, paralelinių ar išplėstinių matmenų, įskaitant tai, kas buvo paslėpta, pavogta, išskaidyta ar panaudota be mano sutikimo. Viskas, kas mano, dabar susigrąžinama į mano vientisumą, išvalyta ir atstatyta pagal mano pirminį dievišką šaltinio kodą. Įsakau uždaryti ir užrakinti visus praėjimus, pro kuriuos mano dalys buvo išvestos. Nė vienas ištraukimo ar kopijavimo mechanizmas nuo šiol nebegalioja. Aš įtvirtinu apsaugos barjerą aplink visus savo kūnus. 3, 2, 1. Tai tikrai chaosas, nes, pavyzdžiui, iš mano dalių susidarė, kai būna tas Saturno žiedas. Ir viduje tokia kaip planeta. Po to ta planeta dingo, bet tamsi buvo planeta. Po to ta planeta dingo, pasiliko tik tai žiedas iš tų mano dalių. Tai tas žiedas išnyko. Po to tos dalys vėl išsibarstė. Ko ten tik tai nėra, taip žinai, ir erdvėj. Kabo ten... Žinok, ir taip blankiai viską matau, bet ir metalų, ir kažkokių tai būtybių, ir tiesiog taip blankiai viskas matosi ir kol kas nelabai čia suvokiama, kas čia vyksta. Justina, dabar tau svarbiausia yra jausti
per savo širdį. Susijungti su savo širdimi. 3, 2, 1. Jis sako, eikit žiūrėti ausų, nes sako, jau nukreipia jūs nuo temos. Sako, eikit žiūrėti justinės klausos ausų. Tai dabar keliaujame žiūrėti klausos ir ausų. Kas vyksta? 3, 2, 1. Kaip elfo ausys išlenda. Ir tokias pailgos meilės. Ir jisai kažką įsitrauktas, gal netgi žalias. Bet rodo tik tai dešinę jo kūno pusę. Tarsi ne kūno pusę, galvos pusę, veido pusę. Ir jisai lyg ištraukia kažką tai iš ausies. Ir sako, čia ką aš turiu. Pažiūrėk, ką jis turi, ką išsitraukia. 3, 2, 1. Toks kaip ausinės mechanizmas. Tiesiog be laidelio. Toks kaip būna įsikiši, gali įsikiši be laidelio. Ir ką atlieka šitą ausinę? 3, 2, 1. Tai kaip klausos aparato funkcija atlieka. Ar jinai yra reguliuojama? 3, 2, 1. Ne, jinai yra slopinama. Kas slopina? 3, 2, 1. Radio dažniai. Kas paleido tuos radio dažnius? 3, 2, 1. Kosminė lėkštė. Kieno valdoma šita kosminė lėkštė? 3, 2, 1. Aukštesnės dimensijos hierarchija. Kuri dimensija? 3, 2, 1. 7, 8. Aš žodžiu nieko negalvoju gerai, bet tiesiog Gerai. tu pasistenk prigaudyti, kur čia tiesa, kur čia melas. Tiesiog sakau tai, kas eina. 7, 8. Ar valdo tik klausos aparatą, ar ir kitas kūno dalis? 3, 2, 1. Valdo vidinę nervų sistemą ir poreikį susoti savo. Aš kažkaip ašaros sakysiu, kaupiasi. Ir kur padėjo kairę pusę? 3, 2, 1. Kairė yra, bet jinai jau taip giliai įmontuota, kad jinai net nepamatoma. Bet man jaučiama, dabar jaučiu kairėjus fiziškai. Giliai tokiam, ten, kur būgnelis prasideda. Jaučiu. Ja, ir mano kairė pusėje dabar taip net jinai tokia jau užtamsėjus, jau kažkaip senai čia tas montažas, o vat dešinė dar tokia, bet ta ausis matoma elgtinė. Ar senai įkonstruoti šitie mechanizmai? 3, 2, 1. Taip, per amžius jau. Kiek amžių? Jau laiku nebeatsakama, sako. Nors ne pat pradžių. O kaip susiję, kad klausa ir šlapimo pūslė? 3, 2, 1. Viskas pajungta per bendrą nervinę sistemą. Kai yra pažeidžiama originali nervinė sistema, duodami negatyvūs nerviniai impulsai, jie vadinami false image. Jie sukuria false image struktūrą ir duodami false signalai.
Tai dabar einam prie tų, kurie įmontavo tau šituos mechanizmus. 3, 2, 1. Matai, jie mane atjungia, dabar suprantu, kodėl man taip, kaip čia, nyku, nu, taip tamsu ir taip sunku kažką pajausti, nes manau, aš esu atjungta dabar. Aš jaučiu, mano kūnas taip atsipalaidavęs, kad aš atrodo prilipusi prie lėkštės, pasakiau lėkštės, lovos. Tai gal esu kažko prilipusi prie lėkštės. Dabar tavo kūnas atsiskiria ir pažiūri iš šono, kas su tavimi vyksta iš tikrųjų. 3, 2, 1. False komanda sako, negaliu atsiskirti nuo savo kūno. Kas trukdo? 3, 2, 1. Nu tai va ir jaučiu tokią kaip tokia gulimoj pozicijai, kaip ir esu, kaip ir primagnetinta kažkaip. Atjungiam dabar tą magnetą. 3, 2, 1. Vis tiek tas kūnas pagrindinis pasiliko ir iškart įsijungia trečia akis, dega kakta ir įsiskaidė kūnas, kad pasižiūrėti. Toks maždaug kaip mirties rodo ten tas, kai kūnas išeina. Tai vat dabar bandau žiūrėti iš viršaus. Bet vis tiek eina žodžiai, nors sunku man kažką pamatyti, bet vis tiek eina žodžiai kosminė lėkštė. Kosminė lėkštė. Dabar tokį erdvinį pojūtį, kai būna, kaip praeitą kartą jaučiau, kad esu laive erdvėje, kad jis skrenda. Tai dabar toks pats pojūtis erdvinis, analogiškas. Tai čia toks, kai esi kosmose, erdvėje, tuščioje, ne kažkokia uždaroje planetoje, ne kažkokiam tai, ne kažkur tai ten, kur būtų uždara, bet tai toks kaip atviras pojūtis kosmose, toks levitavimo pojūtis. Dabar tegul informacija plaukia taip kaip žemėje greitai, aiškiai ir suprantamai. 3, 2, 1. Per daug sudėtinga čia komanda, nes tuomet reikia vėl išsiskaidyti, susijungti, atjungti, prijungti, reikia skaityti informaciją taip, kaip yra ten prieinama. Gerai, tada tavo kūnas prisiderina prie šitos erdvės. 3, 2, 1. Kad eitų informacija tau lengvai ir aiškiai. 3, 2, 1. Kažkaip nereikia man kūno derinti, man tiesiog užtinka pasąmonę, priderinti per sąmonę, kad suvokčiau. Man kūno derinti nereikia tenais. Nes tai čia labai sudėtingos technologijos. Čia tokios, matai, tu duodi man komandą derinti kūną ir man iš karto meta, kad čia technologijos ir jeigu čia visi... Gerai, mano klaida. Mano klaida, tai ta prasme mes ir suvokiam. Pamoka. Ne, tik per klausimus mes ir galim suvokti apskritai esmę, kas vyksta. Tai dabar Justina priderina savo sąmonę ir pasąmonę šitai erdvei. 3, 2, 1. Įstatė kažkokius tai du jungtukus, tokius kaip antenas man ant galvos. Ir radijo dažniu. Dabar galiu skaityti informaciją. Ten viskas eina per radijo dažnį. Tuoj gerai. Nežinau, tu ne. Man pačiai tai kažkas tai naujo ir bandau kaip ir pajausti kažką suvokti, bet irgi sunkiai ateina, tai tau aš irgi įsivaizduoju, turėtų būti tas pats kaip ir man, kaip ir praeitą kartą, ne, kaip atsiduri, kai nežinau pirmą.
Bet, nu, Tai tu dabar, taip. kadangi esam naujoje erdvėje, tai priimkim kaip pamoką ir apsižvalgyk. Pažiūrėk, ką matai, kur tu pati esi, savo rankas pažiūrėk. Sako, labai gera idėja. Sako, gerai. Sako, bandau žiūrėti. Taip keista kažkaip, tipo aš, bet kalbu per mane, bet kažkaip, nu pati net nesuprantu čia. Savo gerai žiūri veidą, tik paliečiu veidą, jisai ištirpsta, jo nėra. Paliečiu kūną, jisai ištirpsta, jo nėra, bet pasilieka vis tiek tie du jungikliai. Kaip nors ir buvo galvos primontuota, bet ta galva irgi ištirpsta ir kažkaip viskas, ką paliečia, viskas ten ištirpsta ten. Bet tie laideliai pasilieka tie, kurie man padėtų skaityti informaciją. O prie ko jie jungiasi, jeigu nėra fizinio kūno? Ten pagal tam tikrą molekulę yra sudarytas kūnas, kuris yra toje terpėje, to dažnio, kur tikrai jau nežemiškas dažnis. Čia nėra fizinis kūnas, ten jau ne ta dimensija. Jisai ištirptų, kaip ir būna tie tankiai. Čia yra tankiai žemė, tankus tas molekulinė terpė, o ten jau nėra tankų, ten yra kitokia iš viso, kitokia ta terpė ten, pavyzdžiui, kaip vanduo. Materija kažkokia. Taip, kitokia materija, kaip, pavyzdžiui, kaip vanduo aiškina. Vanduo yra permatomas, tu jį jauti, bet kai tu įkiši, tarkim, pirštą, kad yra, ne? Nu, tas pirštas pakeičia ir formą, ir kartu ir ištirpsta. Kai žiūri per vandenį, jisai gali būti ir permatomas. Ir, ta prasme, jisai toks, kaip ir vanduo, jisai neapčiuopiamas. Kaip ir apčiuopiamas, ne? Bet jisai, tu įlįsk į ežerą. Nu, tu negali jo paimti pilnai, kad ir išlaikyti, ne? Nu, va, toks jisai vis tiek išbėga iš tavo kontrolės, toks, va, kaip vandenį davė pavyzdį. Ir tada labiau eina per pojūčius, ne per pačiupinėjimą, bet per tokį kažkokį, va, taip, nepaaiškinamą. Per vidinis, taip, ir sako, taip, ir eina viskas per vidinius impulsus, per pajautimą ir per vidinę telepatiją. O matymą čia galima irgi išsilavinti, bet, sako Justinai, dar reikia praplėsti sąmonę šiek tiek ir daugiau savim pasitikėti, kad pamatytų daugiau. Dėl to dabar neturi per jausmą, nes dar nepasitikė savim. Tai tu dabar plėsk savo vidinės telepatijos ribas, nuimk jas. Ir dabar dar apsižvalgyk aplinkui. Čia jau aš žinau, sako, tu jau link to lygmens, kai tu jau turi išmokti pažinti tą kitą materiją, kitokią tankią materiją ir pamatyti tą jų kitokį matymą, kur eina ne taip, kaip mes matom, ne, va čia viskas fiziškai. Tai va ir jau ateina laikas matyti jau kitomis akimis ir kitais vaizdais. Dėl to taip dabar, man atrodo, sudėtinga, nes protų tai čia šokas, nu kaip čia iš viso, net signalai nebeina iki protų, kad sufokusuotų tą informaciją, bet ir įtampa visą kitą, nes tikrai sunku. Nu, tu gali įsivaizduoti, kaip yra sunku suvokti, tada, kas čia vyksta, bet nes beveik nieks nevyksta. Bet, ja. Tai dabar dar tą pagalbininką, kabutėse protą, nuspaudžiam mygtuką. Tegul jis dabar pailsi, viską į lentynėlę sudėliosim po hipnozės. Dabar jis gali truputį pailsėti, pamiegoti. 3, 2, 1. O Justina nagrinėja per jausmą, per telepatiją, atvirą telepatiją ir švarų kanalą. Stebi aplinką ne akimis,
o per jausmą. Čia yra toks tankis, kai viskas eina per radio bangas, radio dažnius. Tai būna tas Wi-Fi vėl ženkliukas, nevaldo, man jis laiką kiša. Ta tokia vibracija, kaip būna, va, ateina bangomis, ne? Kaip rodo paveiksliukose, bum, bum, ta vibracija keliauja, ne? Tai va ten, va ta erdvė vyksta tokiu vibraciniu būdu. Yra, Jezu, kaip užspaudė pusę. Dabar atjungiam šitą call damage mygtuką. 3, 2, 1. Tu esi saugi. Aš esu saugi, bet ten yra mano kūnas uždarytas, kuris yra kontroliuojamas ten. Gerai, einu. Tu tada gali irgi susijungti šiek tiek su šitą informaciją. Gerai. Girdi? Girdžiu. Okay. Kokią žinutę dabar šitoje erdvėje tu turi pasiimti? 3, 2, 1. Žemės sluoksniai yra uždarytas. Yra padarytas savo perprogramavimas mano visos sistemos. Yra atimta dalis sąmonės, kad pilnai susijungčiau su savo esatimi, kad nepabūsčiau pilnai šiame gyvenime ir apskritai taip žemė. Žiūrėjau, daromi labai rimti laboratoriniai tyrimai su mano kūnai, su mano sąmonė, su mano pasąmonė, su mano nervinė visa sistema. Jie taip pat teršia mano limfinę sistemą. Kažkaip taip rodo, kad tokių paduoda kaip kažkokių tai teršalų, kurie užkiša mano limfinę sistemą. Ir jinai dabar kažkaip žiūri savo limfinę sistemą neprikišta, kaip ta dešra būna, kai kiša tą kalnišką dešrą, žinai. Tai vat grinai, vat taip, vat tokiu principu, jinai užkišta visokio šūdo. Nes limfinė sistema tai yra mūsų pagrindinis tas tėkmės fizinio kūno varikliukas. Švari kažkaip sako limfinė sistema, švari sąmonė, švari pasąmonė, švari atmintis. Dėl to žmonės ir dažnai miršta nuo įvairių ligų, nes ir būna problema limfinė sistema. Bet tai to daktarai nesako, bet visos ligos ir prasideda nuo užkištų kanalų, kuriais turi tekėti gyvybinė energija. O vietoj gyvybinės energijos teka šlamštas ir taip žmonės susirga ir miršta. Žmonės geria kažkaip juokiasi jie. Žmonės geria papildus kepenims valyti, o turėtų pradėti nuo inkstų valymo ir limfinės sistemos. Nes inkstai perfiltruoja visą informaciją. Užkišta limfa, užkišti inkstai, viskas. Žmogus yra nebeadekvatus šiuo atveju kaip Justina. Bet kad aš esu adekvati. Bet sako, jų atveju, jų matymo kampu aš esu neadekvati. Nes jie žino, ką reiškia adekvati asmenybė
kai dirba pilnus sąmoningumo pajėgumu. Tai šiuo atveju aš esu neadekvati. Pagal savo galimybės, kokios galėtų būti, jeigu aš būčiau pilnai sąmoninga. Čia pagal tą prizmę jie vertina, ne pagal kitą asmenį, bet pagal mano sąmoningumo lygmenį ir pagal tai, kuo aš esu dabar. Tai aš esu, sako, kaip invalidė, jeigu taip lyginant su mano tikrais gebėjimas. Ir nuo kokių punktų pradėti švarinti limfą? Jie juokiasi, sako, čia ne vaikams, sako, suprasti. Sako, tu gali, sako, gerti, sako, apie savo skystinančius visokius valančius preparatus, bet jeigu mes turime tavo dalį programos, tai mes vis tiek jau užkišime. Savo kaip šiuo atveju Justinos. Tai kadangi mes pamatėm, mums parodė, mes galim eiti pas tuos, kurie kemša tavo limfinę sistemą. Čia tokie įdomus, sako, neimšia, sako, mergaitės į šitą sistemą, sako, įlysti. Sako, visų pirma, sako, tu turi suvokti, sako, kaip vesti, sako, šitą asmenį, sako, čia labai paini, sako, schema pas mus. Tegul parodo. Pabandys. Nieko, sako, čia, sako, nerodys. Išsiaiškinsim, užaugsim iki suaugusių vis tiek. Ar yra koks mechanizmas limfinės sistemos užkimšimui? 3, 2, 1. Taip, yra. Tegul parodo. 3, 2, 1. Ne, sako, nieko nerodys. O mano pasaulis, sako, ne nuo to galo, sako, bet mes čia iš viso reikia pradėti nuo to, nuo kurio aš jau nepamenu, nuo kur ten jau pradžią. Sąmonė atjungta? Tai ten viską, ką aš vardinau prieš tai nuo ten ir reikia pradėti, o ta limfinė sistema jau čia paskutinis jau visko. Matai, kadangi, sakė, limfą išvalius atsigauna sąmonė ir pasąmonė, tai kaip ir būtų šitas punktas aktualiausias. Bet gerai, jeigu tavo pasąmonė sako nuo... Ne, matai, tai reikia tikrinti, žinai, kas čia sako, ar čia kažkas kažką pakišinėja, ar čia, pati kišinėgi. Taip. Tai čia gali būti ir nukišinėjimas, jo. Dabar per vidinį jau... Vidus, nes man tai sunku, nes aš, pavyzdžiui, viduje jaučiu pasipriešinimą. Ir dar nepamirškime, kad įtampa kūne ir nors ką tik nuėjo tave, tai vis tiek puslės spaudžia, ta prasme, tai ir dar ten nieko nematau ir dar jie čia, žinai, taip šneka ir per mane ir, žodžiu, ir veikia visas galus man, tai čia iš viso. Dabar aplinka, kuri nėra tavo vidinis balsas, nutyla. 3, 2, 1. Tu klausai savęs, jauti save ir klausi, kuris punktas svarbiausias šiandien. 3, 2, 1. Kažkaip sako, sąmonės praplėtimas. Kažkaip sako, kai praplėsi sąmonę, pamatysi kanalus, kurių dar dabar nematai. Ir suvoksi informaciją, kurią dar kol kas glumotai suvoki. Kas uždarė tavo sąmonę? 3, 2, 1. Tie parazitai mėnulyje.
Keičiam erdvę, nes tu dabar esi dar šitam tarp sluoksniniam, ar ne? 7, 8 ten, kur sakei. Aš nežinau, kur aš esu. Aš nežinau iš tikrųjų, kur aš esu. Mhm. Aš nieko beveik nematau. Žinai. Dėl to, va, taip pat ir gaudausi. Bandau gaudyti tiesiog, kad kažką tai bent užčiuopti. O ką ten sakė, 7, 8, tai čia, žinai, nesvarbu, kad. Irgi neaišku. Mhm. Nes atsakymas vis tiek jis per manipuliaciją gali eiti. Mums nebūtina keisti jokių erdvių. Sekti tai, ką aš sakau ir viskas, o po to ten viskas susidėlios. Ašgi nežinau, aš gal jau ir esu numelė, ašgi nežinau. Mhm. Tiesiog gal man jie uždėjo ten kažką tai, kad nematyčiau, dėl to gal ir nematau, tų visų laboratorijų, čia nieko nematau. Tai jeigu viskas vyksta dažniau, šitų Radio dažniau. tai gal ir yra čia numeris, ką žinau. Tai dabar sekam tais, kurie užblokavo sąmonę. 3, 2, 1. Pasistatai juos prieš save, panaudojai radio dažnį. Tuo, žinok, aš išreiškiu laisvą valią, nes man trūksta to tokio, laisvos valių, tokio suvereniteto, žinai, susijungimo, žinai. Mhm. Tai aš išreiškiu laisvą valią. Jo, aš net be apsaugos keliavau, tai apsaugą užsidėjau. Kad tai manęs paprastai neveiktų. Jų galbūt siunčiami ten tie dažniai mane, žinai. Nes aš ten tokia kaip išplaukus. Čia yra, kurie dažnai eina į hipnozės klaidos, ar ne? Pamiršti tokius paprastus tuos pirmuosius žingsnelius. Kad ir ta pati apsauga. Jo, bet ta apsauga jau, kai dažnai nebūtinai reikalinga, žinai. Mhm. Jau automatiškai širdies jinai jau veikia, įsijungia, žinai, jau kai jau sutvirtėja tavo ašis. Žiūrėk, aš tau dar vieną. Gerai. Paskaitysiu vieną. Mano laukas yra absoliutus. Jokia sąmonė negali pasislėpti mano matyme. Aš esu aukščiau už bet kokią programą. Kas netikra, išsiduos mano tyloje. 3, 2, 1. O jo, kažkas tai atsitraukia iš šonus. Priema, kaip ten nieko, žinok, nematau. Kažką reikia daryti su matymu, nes nieko nematau. Negaliu aš vienai per jausmą, vis tiek turiu kažką matyti. Taip. Nes ir tamsu, ir sunkus tas dažnis, ir tamsu, ir žodžiu, reikia kažką daryti man su to matymu, prasivalyti, pasišaudyti, nežinau. Dabar suformuok tarp rankų kamuoliuką, švytinti, energetinį. Ir šausim jį nuo apačios į viršų. Kad eidamas per tavo kūną surinktų nereikalingas tau dalis. Nuvalytų kankorėžinę liauką, trečią akį ir akis. Suformavai kamuoliuką?
Jo, aš jau procesą atlikinėjau. Visi sukasi ten ir galvoja labai dabar sustoja ties galvoja. Čia yra susiję kažkas su atminiu kūnu. Ar kamaliukas iššovė? Ne, jis dar mano galvoje ten viską renka. Mhm. Ar keliaujam į atminį kūną, ar dar nori čia pabaigti? Nu, matai, nu man, nu čia labai visko. Mhm. Aš nežinau, Labai- nu nes čia yra tiek visko daug, kad aš net nežinau dabar, kaip čia, vis tiek, tu gal jeigu užsirašai, gal gali ten kažkaip susistruktūrizuoti, nes Aš noriu, kad pabaigtum tu čia su burbuliuku. Pasakysi, Žinok, kai jisai- jisai baigs suktis? nežinau, jisai toliau dirba, tai jisai dirba ten. Mhm. Keliaujam prie atminio kūno. Kokia žinutė paslėpta atminio kūno erdvėje? 3, 2, 1. Vat ir yra visa šita informacija, yra paslėpta. Tegul parodo, kaip užslėpta sąmonė, kaip blokuojama sąmonė. 3, 2, 1. Per elektrinius impulsus, per išskaidymą, per elektromagnetinius dažnius. Kas juos siunčia? 3, 2, 1. Mėnulio laboratorija. Kaip nuo jų apsisaugoti? 3, 2, 1. Tau nereikia jų saugoti, tau reikia juos išsitraukti, išsivalyti, susigrąžinti. Apsauga, žinai, ką Nusiųs. sako? Žinai, ką Mhm. pasakė? Sako, apsauga tik tai kvailiam. Apsauga sako, yra tik tai nesąmoningom būtybėm. Apsauga yra tik tai besilukštenančiom jaunom sielom, kurios dar tik mokosi gyventi. Apsauga, kurios yra kosminės šerdis sielos, joms tokie dalykai net neegzistuoja, nes jos jau turi vidinę apsaugą iš vidaus. Nes jos žino, kas yra, iš kur jos yra, kam jos yra capable, dabar tiesiog ta žodis atėjo. Ir apskritai, kaip vyksta visa sistema. Tai apsauga yra tik tai kvailiam. Arba, sako, tiesiog besimokančiam sielom. Bet vėl, sako, pakilus iki sąmoningumo tam tikro lygmens, tokio žodžio kaip apsauga, jisai ištirpsta šitas žodis. Erdvėje tiesiog, kaip matau, jisai tokio nėra. Nes tu ir esi viskas viename. Dėl to apsaugos ir sako neveikia. Dediesi nulaužia, dediesi nutirpina, nes tai yra mechaninis toks kaip sukurtas laikinas darinys, kuris yra laikinas. Ir ta prasme sąmoningesnė būtybė, ar daugiau turinti intelekto, jinai gali laisvai ją sugriauti. Jeigu jinai mato daugiau negu tu ir visą kitą, dėl to apsaugos jas rūpina laikinos arba iš viso neveikia. O sako, o kvailiukės, sako, eina į hipnozės, kuriasi apsaugas iš savo sąmonės lygmens, kuris yra labai žemas, nueina į eterį ir dabar net juokas jau nueina į eterį ir įsivaizduoja, kad ta apsauga suveiks prieš jau tas inteligentiškas būtybės. Mhm.
kurios ir įkišo būtent tave patį į šitas situacijas ir jos tikisi, kad šitą apsaugą suveiks. Dabar kai pasakė, argi nejuokinga? Jokinga iš tikrųjų. Apsauga, sako, gali veikti, pagal tavo, paima kiekvieno žmogaus sąmoningumo lygmuo yra skirtingas, pagal tavo sąmonės lygmenį, jeigu susikuri apsauga gali veikti nebent prieš žemesnio sąmoningumo būtybės. Tai eina demonai, tai yra tos pogrindžio dalelės, ten tos būtybės, bet tik tuo atveju, jeigu tavo sąmonė yra, sąmoningumas visas yra aukščiau negu tas netgi jų lygmuo. Nes yra labai daug žmonių, kurių lygmuo yra lygus ir taip pat sako, ir yra labai daug žmonių, kurie eina hipnozės, kurių lygmuo yra šito žemo lygmens kaip demoninas. Ir jie įsivaizduoja, kad apsaugas veikia. Dėl to ir vienintelis būdas yra išsilaisvinti, yra tik tai kelti sąmoningumą. Dėl to ir dar sako, dar yra kitas būdas stiprias maginės apsaugas užsidėti. Yra tai stiprus būdas, nes kitos būtybės jos nėra maginių kodų skaitytuvai, kažkaip sako. Ir jau čia daugiau eina skaitimas tų apsaugų ne iš intelekto, ne iš sąmoningumo, o jau iš tos maginės koduotės. Ir ne kiekvienas turi tą įrašą maginės koduotės, ne kiekviena būtybė. Dėl to maginės apsaugos gali būti, kad stipriau veikia. Jau čia, sako, apie juodas magijas čia nekalba, nes nenori kalbėti. Ten, sako, iš viso labai stiprios apsaugos, bet ten ir lygmuotas kitas juodoji magija. Matau labai daug kalnų, labai aukšti kalnai, labai stiprios apsaugos ir šiaip kalnų statuose. Tokius nepatraukiamus. Bet čia jau kitas lygmuo, mes jau žinome, mums ten net nereikia lysti. Ir taip aišku, kad juodoji magija čia jau kitas lygmuotas apsaugos. Tai va, tai kas liečia apsaugas. Tai va, ir yra esmė tame, kad Ar gali paduoti tau dabar informaciją tai maginė apsaugai, kaip paskui susikurti? Gali, bet nenori. Nes tuomet viskas nueis per nieką. Ką mes čia dabar darom, nes dabar tu mes susikoncentruosim, kažkaip sako, ties maginės apsaugos mokymus, čia reikia atskiros hipnozės tuomet. Gerai. Aiškiai, ir šita žinutė, kad reikia atskiros. Taip, čia jeigu norim patirti tą lygmenį, reikia ir eiti tuo lygmeniu. Ta prasme atskirai, kol pažinsi tą terpę, nes ten kitoks jau dažnis yra. Vėl kažkaip tai viskas ten, ta baltoji magija, vėl ten kitaip viskas vyksta. Kelti sąmoningumą, čia vienintelis yra jau, bent jau, sako Justinos atveju, šiuo atveju yra vienintelis atvejis, Justina tik kelti sąmoningumą ir kilti aukštyn. Jau jos atveju nebetinka ėjimas į platumas, jau tik tai į aukštį. Tai kiekviena siela renkasi savo kelią, bet Justinai individualiai šiuo atveju tik tai kelti sąmoningumą. Nes tik tai per aukštesnį suvokimą tu gali suvokti tas struktūras, kaip jos veikia. Nuėjimas iš apačios, o dabar taip sako, nuėjimas iš apačios ir pamatyti lėkštę iš, tarkim, kad yra, ne? Iš apačios pamatyti lėkštę, įeiti į jos vidų, vis tiek nepamatysi viso vaizdo, žiūrėdamas iš dar aukštesnio lygmens sąmoningumą, ne? Tu matysi tik tai, kad tavo akys parodo, tarkim, ta sąmonė. Tam lygmenį, ta pasąmonė, kuri jau patyrė, bet galbūt ta pati pasąmonė, kuri jau turi šios patirties, nes jinai vis tiek viską jau surinko, jinai turi šitą patirtį, kadangi buvai Mėnulyje, buvai ten tam lėktuve, buvai kitokiam lėktuve,
buvai pogrindyje, jų pasąmonė visą informaciją jinai jau surinko. Visą šitą jinai žino, dėl to jinai tave jau neša iš tas dalykus, patyrimus, bet sąmonė, jinai norint išeiti iš šitų sudėtingų struktūrų, jau jinai turi žiūrėti, suvokti visą šitą situaciją iš aukštesnio lygmens. Nes jeigu tu ateisi, va tarkim, dabar va atrodo man tą soliariumą, kuriame aš esu uždaryta, tas permatomas, ane? Aš ateinu, sudaužau soliariumą, aš ją ištraukiu, ane? Aš dabar tai padarau, aš jį išsivedu. Ir sako, ir ką tu toliau darai? Sako, kur tu ją vediesi? Sako, tu bent jau, sako, išsiaiškinai. Sako, ką jinai čia darė, kodėl jinai čia darė. Ar jinai į savo valią čia atėjo, ar prieš savo valią. Ar sako, ar jinai čia nusprendė šitas sielos dalis praeiti kažkokius tai mokymus. Ar jai čia padeda tobulėti. Ar čia, sako, tu iš viso, sako, prieš atidarydama, išdauždama, sako, šitus dalykus išsiaiškinai. Ar, sako, tu išsiaiškinai, kuris jos sielos lygmuo, kuriam sąmoningume iš viso yra uždarytas, kuriai dimensijai. Sako, jeigu buvo pavogtas, ar, sako, išsiaiškinai, kuriai dimensijai buvo tuomet tavo sąmoningumas, kai šitą sielos dalelę, tarkim, uždarė šitą inkubatorių. Aš, sako, buvo 1, 2, 3, aš, sako, 10. Tai, sako, jeigu jinai, sako, buvo iš 10 lygmens paimta ir uždaryta iš šitą inkubatorių, tai, sako, yra vienas išlaisvinimas. O jeigu jinai, sako, buvo paimta iš 3, tarkim, sąmonės lygmens, tai, sako, tu turi dabar pasikelti iki 4, nes tu šiuo metu esi 4. O jeigu jinai buvo paimta antram lygmenį, tai tu ją turi kelti iki 4, nes šiuo metu tavo sąmonė žemė yra 4. O tu ją tai paimdama, ištraukdama, tai, sako, tu padarai kaip ir ištrauki vizualiai, bet, sako, tu net nematai, kas prie jos, kas už jos, kas per struktūras, čia yra lygmenų milijonai. Rakto, sako, reikia ieškoti rakto. Rakto, kuris atrakina visas duris. Tas raktas turi būti integracija per visus savo sluoksnius, pradžiai savęs. Ir tuomet, kai nueini, pilnai susirinkusi save, tu gali išsirinkti savo dalelės. Tai, kad susirinkti save, tai ir turėjai rinkti save, tai pradžiai čia pradėkime nuo to. Uždaras ratas toks gaunas. Kur ieškoti tą raktą? Savo širdį. Kaip jį atrakinti? Per laisvos valios įstatymą, kuris egzistuoja visose laiko juostose, dimensijose, pasauliuose ir po pasauliuose. Nesako, ir vėl jūs prigavo, bet sako, jūs smurdote žemesniam lygmenyje, vietoj to, kad patikėtumėt savo jėgomis, kaip esant kosminėms būtybėms, kad jūs esate pajėgus susitvarkyti paprastai ir greitai, kad jūs esate sąmoningos ir jums pakelti sąmoningumą, tai yra tiesiog laisvos valios įsakymas iš savo širdies, kaip yra viskas paprasta. Bet tam reikia patikėti. O čia, sako, yra labai daug vidinio darbo. Nes man ir sako kažkaip, sako, aš jau priėjau tą lygmenį, aš jau galiu savim patikėti ir aš nebūčiau jų atvesta prie tokių vaizdinių, jeigu negalėčiau to įveikti, bet yra įsijungę pašaliniai tokie veiksniai, kurie dar mane valdo, nes mane yra daug kūnų uždarytų, sąmonės ir visų kitų dalių ir tiesiog jie per tai manipuliuoja ir stabdo procesą. Jo, pavyzdžiui, mes iš karto turėjom eiti, dabar sako, tvarkytis, ne eiti toliau, o iš karto turėjom kelti sąmoningumą ir tvarkyti savo nervinę sistemą, ten sako, kur Julija sako ir užkabino nuo pat pradžių. Iš karto, sako, reikia, o sako, kom pasibaigė, sako, pradėjo junginėti, sako, Justina, sako, visus mygtukus nervinės sistemos ir kankinti dabar šlapimo pūslę.
Nors atrodo, čia šneka, atrodo paprasta, bet mes tai mums visai. Matai, kai šneka iš kažkokios kitos perspektyvos atrodo viskas paprasta. Bet kai mums tai reikia daryti, kai viską sujungti, tai nėra paprasta. Ir pavyzdžiui, mane vėl, gerai, tai pasakė, kas iš to? Mane vėl mano puslė jungia. Tai kas iš to? Tai supranti, tai vat vėlgi gaunasi, žodžiu, tu pagalvok, aš turiu greitai nubėgti. Ir kas iš to, jeigu va tai nežinai, klausi ir tau siunčia toliau, tai tu tik pabaigęs gali žinoti, kur buvo esminis taškas, o kai esi šitam taške, tai tu nematai, kas bus toliau. Tai taip ir yra. Jiems yra lengviau matyti, nes jau tai įvykę yra. Jo, bet labai teisingai viską pasakė, jiems lengviau, nes jie žiūri mus, tipo, kaip maždaug į, žinai. Ir gal jau priėjom tą tašką, kur jau mūsų tos aukštesnės sąmonės, jos galvo, blemo, ką aš čia, žinai, jau noriu stumti priekį, bet mums dar nepavyksta, nes kažkokie tai galbūt įsitikinimai dar mūsų neleidžia, supranti? Bet jeigu jau taip knisa protą, tai žinok, reiškia, tikrai viską galim padaryti. Tikrai. Neateinagi šiaip savo niekas, ne? Nes yra pavyzdžiui. Plus, jeigu tai pamatei, irgi. Jeigu pamatai, jau laikas yra tvarkytis. Realiai. Tai va, bet tada įsijungia kas? Įsijungia mums dvejonė savimi, nepasitikėjimas. Mes čia nieko nežinom, aš nieko nematau, tu tada susipaini, kad aš nieko nematau, kad tu blogai vedi. Ir supranti, kas gaunasi. Čia net čia ateina ne iš mūsų, čia ateina iš jų manipulacijos. Bet mes jau iki to daeinam. Ir kai tu sakai, jiems paprašiau, nes pas jas viskas įvykę, tai gal čia yra tas raktinis kodas. Gal mums kažkaip reikia mokytis pamatyti, švelniai, aišku, per širdį, per viską, jau kai viskas įvykę, pavyzdžiui. Ne tai, kad, nusikelk į ateitį, tarkim, nes gali vėlgi ten būti trigeriai visokiai, bet galbūt kažkaip švelniai mums mokytis nueiti į tą momentą, kaip jau viskas įvykę, jau vis tiek viskas įvykę, ne? Tai kažkaip pamatyti iš tos jau viską įvykusios tos perspektyvos. Tik iš aukštesnės sąmonės. Atrodo, nežinau, ne. Ir atrodo, užkabinom tokius perliukus, ne, va tą pūslę ir tą nervinę sistemą, kur tikrai atradai. Tikrai, va čia, perliukai, ta limfinė sistema. Bet ir ką toliau daryti, ir užsirakina viskas. Tai gerai, jeigu sako, tai paprasta, ir darom paprastai. Tai gal mums reikia dabar žiūrėti paprasčiau, Atsidrakink savo sąmoningumą aukščiausią lygį. 3, 2, 1. Rakini jį per savo širdį. 3, 2, 1. Vėl sujungiau širdį su pasąmonė. Ta pasąmonė rodo kaip debesėlį tokį gelsą. Ir tuomet pasąmonė, gal tuomet bandom sujungti su aukščiausios sąmonės lygmeniu, kuris dabar pajėgus panešti galbūt, ne? Ir kol viskas atvira, jungiam su aukščiausiu savo sąmoningumo lygiu. 3, 2, 1. Sako, negaliu nudegti, tai gali pasakyti komandą, kad tiek, kiek šiuo metu gali pasąmonę panešti tiesiog pat, Tegul atsirakina. Tegul atsirakina tas lygmuo, kuris dabar tau yra saugiausias. 3, 2, 1. Aukščiausias, saugiausias lygmuo.
Jis šiek tiek aukščiau negu ta sąmonė, šiek tiek aukščiau negu pasąmonė, bet nedaug. Gal maždaug 1-2 kažkaip taip toks juostus jas tarp. Ir dabar taip eina širdis, pasąmonė, sujungta su pasąmonė ir pasąmonė, bet nesujungta pasąmonė su sąmonė kažkodėl. Sąmonė eina atskirai. Tai duok komandą tiesiog atsijungti. Tegul susijungia sąmonė su pasąmonė. 3, 2, 1. Taip juokinga, tokius 3 atskiros dalys, žinai. Nesusijungia. Taip vizualiai rodo, žinai, kaip 3 atskiras dalis, žinai. Sąmonė geltoniausia, pasąmonė tamsesnė žemiau, o tas širdies, tas taip irgi toks kažkoks net ne širdis, toksai kažkas kaip darinys kažkoks. Ir dabar Justina gauna raktą. 3, 2, 1. Sako, tai čia tam ir esmė, kad Savo. sako, šitas dalis pas mane išsibarščiusios, jos nesusijungia. Jas nesujungtos, jas reikia sujungti. Dėl to ir vyksta. Atrakink savo širdį. Atrakink savo širdį, kad padėtum sujungti sąmonę su pasąmonė. 3, 2, 1. Bet iš karto išlenda kažkoks vidinis blokas. Kas tai per blokas? 3, 2, 1. Kažkoks nepasitenkinimas. Tegul sukonkretina, kas per nepasitenkinimas. 3, 2, 1. Iš ego, kodėl ateina spėjimai, sako, kodėl aš dabar turiu jungti visas tavo dalis. Man sako, gerai atskirai. Aš sako, aš nenoriu, kad sako, tu eitumė tą kitą lygmenį. Dabar išjungiam ego. 3, 2, 1. Atrakinam širdį. Ego netinka išjungimo mygtukas. Čia yra ego. Nutildom. Reikia kalbėti kažkaip švelniau, ne per ego komandas. Tokias kažkaip ateina. Žinai, jisai toks labai, egogi. Įsižeis gali staigiai. Taip, žinau, tu esi didelis, tu užimi labai didelę kūno dalį, bet šiuo metu tau reikia pailsėti. Galėsi grįžti po hipnozės. Labai gražiai tavęs prašom pabūti tyloje. 3, 2, 1. Lyg ir netėjo, galim tai vadinti. Dabar pajungiam savo širdies pulsaciją, vibraciją, šilumą. Ir sujungiam sąmonę su pasąmonė. 3, 2, 1. Tegul viskas susijungia į vieną bendrą lauką. Kažkaip viskas susijungia, bet atsitapatinau nuo to junginio, kur buvo prieš tai, tas kūnas sąmonė ir pasąmonė. Ir jisai toks tamsesnis darinys pasiliko ir dabar toks visesnis darinys išskrido aukščiau. O tą paliko pačiau. Su ego kartu. Ego. Ir sako, ego,
negali kilti į aukštesnius sluoksnius. Ir sako, kitą kartą negali pakilti ir pradėkite nuo vidinių dalių pasipriešinimo. Ir viena iš jų dažniausiai būna vidinis kritikas, ego. Tai kai negali pakilti, tiesiog tikrinti dalis, kurios trukdo kilti. Ar dabar jau pakilai į aukštesnį sąmoningumo lygį? 3, 2, 1. Jo, štai ten ne kūnas tiesiog rodo tokį kaip darinį gelsvą. Kaip ir sakėm, sąmonė pasąmonė, ten tarkim. Tai tiesiog tokį darinį rodo gelsvą. Dabar išreišk savo vidinę intenciją. Nori atrakinti šitą visą situaciją ir pažvelgti ją iš aukščiau. Ir bendrą vaizdą matyti. 3, 2, 1. Tu matai plačiai, aiškiai. Jo, vyksta veiksmą daug. Ant tokio pagrindo, kol kas erdvės kažkokio, kad daug daktariukų visokių. Manęs kaip ir nieks nemato. Bent jau nežiūri. Dabar atsisuko, pasakai nemato, atsisuko, pasižiūrėjo. Mato, reiškia, tiesiog mane ignoruoja. Ignoruoja, nes aš turiu čia teisę būti pagal laisvės valios įstatymą. Daug kas į mane nežiūri, nes jie nudegtina mano šviesos, kažkaip sako. Čia yra tokių būtybių, kurios yra dusėlės, kurios atlikinėja mechaninius darbus, tiesiog pagal savo vidinę programą, pagal kurią jie yra sustruktūrizuoti, sukonstruoti. Čia, sako, laisvai gali būti suvalgoma netgi, nes jie tokie jau kaip ten tie kanibalai. Čia ne žmonės, bet kaip ten vadinasi, tai kur suvalgyti gali gyvą. Čia yra grėsmė man, kad būtų suvalgyta mano siela. Bet kadangi aš esu dabar laisvos valios tokiam kaip struktūroje, nes ten yra labai tamsu, aš tokia šviesi, tai ta šiuo metu kol kas grėsmė man neegzistuoja, nes tai ateina iš mano vidaus. Jeigu ateičiau per baimę, būtų man grėsmė, nematant man būti suvalgyti, tai yra ar mano sąmonės dalelytė, ar sielos dalelytė. Laisvai čia gali būti praeita ir aš to net nespėsiu suvokti ar sureaguoti. Tai va tam reikia keltis sąmonę, kad nepatekti į tokias vietas, kur kiti eina ir galvoja, kad viską mato, o iš tikrųjų tuo pačiu metu, kai jie kažką mato, jie jau yra apvogti ar pagrobti kažkokios dalys. Tai kadangi aš turiu labai stiprią sielos apsaugą ir turiu labai stiprų vidinį pojūtį ir labai stiprų vidinį vedimą, dėl to visą laiką pas mane kažkaip suveikia tos apsaugos, šaržuotos apsaugos, kurios nenuvestų mane į dar didesnę nelaimę, negu ir taip esu jau iki šiol. Tai dėl to ir daug kur būna negaliu patekti, todėl kad tuo metu man yra nesaugu, nes nematau ir nesuvaldyčiau visą procesą. Dabar ten tie tas būtybės, tai biški reptukų, ten tokių, biški kažkokių tai tokių drakoniukų mažiukų, bet tokie kaip reptai, tokių kaip reptų giminės, ten ir toks paviršius eina ir daug ten daug tokių varinėja ir nežinau tada, ką čia kažką paklausti, reikia ką aš tada darau.
Ne ką aš darau, tu mane čia vedi, jau atvedė, atsiprašau, ką aš nuėjau. Žodžiu. Kaip protas neveikia, tai vat ir... Viskas gerai. Jo. Tu turėjai pamatyti platesnį vaizdą, kas vyksta ir kaip susigrąžinti savo sielos, sąmonės, pasąmonės dalis. Bet paskaičiuoti gal reikėtų. Tu žiūri į visą vaizdą iš viršaus, matai, kokia sistema vyksta, kas atliekama su tavo kūnu. 3, 2, 1. Jo, matau. Matau, guli mano kūnas ir ištraukia iš širdies taškiuką. Iš nosies kažką ištraukia. Kažkokias tai gyslas. Kvėpavimą ištraukia. Kažkokia energetinė. Kažkokie per nosį traukia tokius kaip syvai, nesyvai tokie energetiniai ir jie ištraukia ir nuneša kažkur. Žiūri, kur nuneša tas per nosį ištrauktus syvus energetinius. Pajungia prie skaičiuok. Kur pajungia tavo syvus. 3, 2, 1. Mechanizmą. Ką atlieka šitas mechanizmas 3, 2, 1? Laboratoriniai tyrimai. Tyria, kaip išskaidyti tas kvėpavimo kažkaip molekulės ir sukurti jas į vientisą, kad galėtų jas prisitaikyti šiaip žemės plotmėje ir savo kūno struktūrą, kad galėtų laisvai kvėpuoti šioje dimensijoje. Ir aišku, tai yra iš manęs atimtas kvėpavimas. Dėliusi. Ten, kur tu pajungta, kada jie tave pajungia? Kažkaip atėjo prieš 3000 metų matau. Ar tai vyko prieš tavo valią? 3, 2, 1. Aš čia tikrai, nes matau kažkaip sunkiai irgi skaitosi šitoj laboratorijai informacija, tas laukas, bet aš tikrai čia pati neėjau, nes matau negyvą kūną, tai kažkas tai kažkurio metu išskaidė. Jie paėmė kvėpavimą, paėmė širdies rutuliuką ir paėmė sąmonės rutuliuką ir pėdose kažkokias tai skylės praplovė ir įmontavo ten įkišo mechanizmą, kuris kaip atsuka tokį darinius pėdose ir tie dariniai, jie metalai yra ir pastoviai su tais magnetais, aš kai vaikštau ant žemės, tie magnetai perina vibraciškai prie, ten metalas, bet per tą metalą eina tie radio dažniai tokie. Aš kai vaikštau ant žemės, jie perina tie dažniai per žemę ir tiesiai iki jų station.
stotelės. Aš esu vaikščiojantis gyvas generatorius. Dėl to aš negaliu bėgioti, nes man neužtenka gyvybinio kvėpavimo. Dėl to, kad mano kojos sunkia, nes pastoja mane traukia su tais metalais prie žemės. Dėl to aš greitai dūstu. Dėl to man sunku kvėpuoti, dėl to man sunkios kojos, dėl to man labai sunku limfą išvaryti, nes dėl to pastovi skysčiai kaupiasi, nes pastovi viskas nuteka žemyn. Dabar tada grąžinsim atgal, regresuosim. Jeigu tu neturi Dar. laiko, tai tikrai mes jau galime sustabdyti ir galime. Ne, aš skaitau, noriu paskaityti, žinai, kad susigrąžinti. Tai galbūt netgi tiktų tas, kur aš atsiunčiau vakar vakare. Tai va, aš irgi tą patį galvoju. Persiskaičiau, ar tikrai visas iš čia. Gerai. Jo. Dabar tu kartu su manimi. Jo, tik ten ta dalis, kur yra ten tas jo. Antra aš tau. Viską nuo pirmos. Nuo pirmos. Nes Gerai. Jo, jeigu čia mano sąmonė, viskas yra išdėliota iš. Aš, Justina, išreiškiu savo suverenios sielos valią, nutraukiu, anuliuoju ir ištrinu visus įrašus, sutartis, energetinius ryšius, leidimus, inkarnacinės jungtis ir sąmonės pririšimus su reptiloidine, klonavimo ir bet kokia manipuliuojančia sistema visose dimensijose, laikuose ir realybėse. Tai įsigalioja nedelsiant ir neatsiejamai. Jokių atgalinių kanalų, jokių išlygų. Aš esu laisva. 3, 2, 1. Jo, gerai, daug dalių jau sugrįžo pas mane. Į tą kūną, kuris guli ten paguldytas. Galim skaityti toliau tada. Taip. Įsakau, kad būtų atskleistos visos nematomos struktūros, klonų inkubatoriai, sąmonės laikymo tinklai, energetiniai filtrai ir manipuliaciniai laukai susiję su mano vardu, DNR, sąmonė ar sielos įrašu. Įsakau, kad visi mano sąmonės atspindžiai, fragmentai ir genetiniai klonai būtų identifikuoti, nesvarbu, kur jie laikomi. Draudžiu bet kokį slėpimą, dangstymą ar prisijungimą per šešėlinius tinklus. Aš matau viską, kas su manimi susiję. 3, 2, 1. Atsirado labai daug inkubatorių. Labai daug. Pradžioje atsirado dar papildomi 3, po to 4, o po to labai daug net neskaičiuoju. Matai vis tiek kaip praplėtė, ar ne, matymo daugiau. Tai ką reiškia komandas, o kaip paskaitai, ne? Gerai, tai tegul tai. Skaitom toliau. Taip, skaitom gerai. Susigrąžinu savo saulės rezginio branduolį, švarų, neiškraipytą, be implantų, be hibridinių kodų. Susigrąžinu savo sąmonės šerdį, iš galvos centro, iš laiko tinklų, iš bet kokių sąmonės inkubatorių. Įsakau visą, kas priklauso man pagal kilmę, esmę ir dvasinį kodą. Turi sugrįžti į mane dabar, švaru, neprijungta prie tamsos. Nieko nelieka už ribos, aš susigrąžinu visą save. 3, 2, 1. O Jėzu, kai dar žinok, taip fizinį kūną, oho, ir ko tik nebus žvaigždučių ir laužai, ir oho. Išbūk dabar šitą momentą.
Ir tas kūnas, kuris inkubatorius, tas per vidurį, kuris papildytas, tai jisai po truputį irgi va jau taip šviesėja, žinai. Gerai, galime tęsti ten toliau, dar daugiau tų žingsnių yra nerasam. Dabar eina apie vaikus, kur buvo tas 4 punktas. Skaitom? Skaityk viską, nesvarbu. Viską skaitom, gerai. Taip. Įsakau atskirti visus mano klonus ar hibridus, sukurtus iš mano sąmonės, nuo mano sielos branduolio. Jei juose dar yra mano dalelių, jos dabar atskiriamos, išvalomos ir grąžinamos į mano lauką. Jei likusi struktūra yra svetima, negrįžtamai hibridinė, ji nutraukiama, paleidžiama ir grąžinama į visatos neutralų šaltinį. Aš laisva nuo emocinių įtampų, manipuliacijų ar grasinimų. Jokie ryšiai per vadinamus vaikus manęs nebelaiko. 3, 2, 1. Taip dar Marija pasirodė šiuo atveju. Tas ikonėlė. Kažkaip nieko čia ypatingai nevyko šiuo metu, bet irgi Marija. Vis tiek kažkas tai tikrai nusiplėšė. Gerai, skaitom toliau tada. Aš esu suvereni siela. Visi mano fragmentai, sąmonės dalys, energetiniai branduoliai ir valios šaltiniai dabar įsitvirtina manyje kaip vieningas šviesos laukas. Niekas nebeturi priėjimo prie mano DNR, sąmonės, kūno ar sielos. Jokia sistema, jokia būtybė, jokia dimensija. Įsakau nuo šios akimirkos, veikiu tik pagal originalios kūrėjo sąmonės dėsnį, kur mano valia yra galutinė. Aš esu visa, kas esu, ir niekas to negali pakeisti. 3, 2, 1. Jo, gerai, daug kūnų apačioje nukrito tiesiog subliuško, kaip nelinė, tai reiškia, buvo grąžintas mano dalelis, jie tiesiog nebegyvė. O aš vis šviesėjau, tas kūnas per vidurį šviesėjo. Uždaros apsaugos aktyvacija. Toliau eina jau. Na gerai, skaitom, jau šiandien pradėjom skaityti, tai varom. Aš suvereni siela, įsakau sukurti visą apimančią, nepramušamą, aukščiausio lygio apsaugą aplink savo visus kūnus, sąmonės sluoksnius, genetinius takus ir sielos sferas. 3, 2, 1. Na, tikrai nesusigrąžino visos dalys, bet kiek valandų čia turime 20. Pusę. Dar paskaityk tą antrą dalį ir tuomet jau galėsime užbaigti dar kartą tą antrą dalį, kur susigrąžinti tas... O iš šiandien siųstų? Nespėjau perskaityti. Čia ta, kur mano dvasinio kūno ten ta... Nu tai ir tą perskaityk, žodžiu, ir bus gerai, jau čia šiandien jau kaip. Antra ta, kur vakar siuntei, nes aš šiandien nebespėjau perskaityti. Taip pat galvoju, reikia... Ne, nereikia jo ten, žinok, dabar tiesiog antrą punktą iš šito kurso. Gerai. Tai dabar iš visos širdies užtikrintai ir aiškiai įsakau, kad būtų atskleistos visos nematomos struktūros, klonų inkubatoriai, sąmonės laikymo tinklai, energetiniai filtrai ir manipuliaciniai laukai, susiję su mano vardu DNR, sąmonė ar sielos įrašu. Įsakau, kad visi mano sąmonės atspindžiai, fragmentai ir genetiniai klonai būtų identifikuoti, nesvarbu, kur jie laikomi. Draudžiu bet kokį slėpimą, dangstimą ar prisijungimą per šešėlinius tinklus. Aš matau viską, kas su manimi susiję. 3, 2, 1.
Tai dabar supratau tas pana, kai sakiau Saturno žiedas, ne? Taip. Tai tas žiedas, iš to žiedo ten yra tokia tikė, kuria mano klonų inkubatoriuose. Jo. Aha. Tai štai, apie tos dalis tas žiedas. Oi, žinok, jokas parašęs, tai tikrai situacija. Jo. Tai gerai, tai vis tiek dabar kažką, tas kūnas nušvito vis tiek, inkubatoriai dar vis tiek matosi, aš, gal tiek ir neįmanoma vienu metu, nes čia į begalybę. Vis tiek kažkokią dalį savęs aš tikrai susigražinau. Tas kūnas, kuris ten jie išdarinėjo, sugrįžo labai daug dalių į tą kūną, jis nušviesėjo. Ir tuomet reikia dar pareikšti, kad nutraukiu tas visus kontraktus su ta visa šita čia tais radiodažniais, su ta klausa, tegu grąžina man mano klausos aparatus ir nutraukti tas jungtis metalinės, kur prie kojų. Žodžiu, tegu išsitraukia tas metalinės jungtis nuo kojų ir išausų tos radiodažnius ir nervinė sistema tegu atjungia nuo savo aparato ir šiandien viskas. Vis tiek kitą kartą reikės šitą hipnozę pakartoti. Ta prasme, šitą temą tikrai reikės kartoti. Bet bent kol kas, bent kažkiek tai, kad atjungtų ir viskas. Savai žodžiais pasakyk. Taip, aš užsirašiau, kad nepamirščiau dabar gerai. Gerai. Papunkčiai eisim. Atjungiam radio dažnius. 3, 2, 1. Anuliuojam, išmetam klausos aparatus. 3, 2, 1. Neskausmingai ištraukiam, demagnetizuojam metalinės jungtis. 3, 2, 1. Čia kaip smeigtukas buvo metalinis toks įkištas per visas kojas. Uždengia pėdas gerai. Tai išsitraukiu ir dabar, užkuteno kojas. Ir pradėjo energija tekėti. Kai ištraukiu, žinai, kaip būna. Aha. Ir dabar, ir dar kažkas dar liko, ar? Taip, tuoj. Galvoju, kad viskas, Užlydik dabar tas ertmes, kur ištraukiai metalinės struktūras. 3, 2, 1. Netinka žodis užlydik, šviesas, nes užsilydo metalų vėl. Taip, gerai. Paleidi energijos pliūpsnį, šaltinio švarę energiją, kad atstatytų į pradinius parametrus. 3, 2, 1. Tas ertmes. Netinka man be užsirašymo. Viskas gerai. Labai tinka. Jo, labai viskas tiko tobulai. Ir aš sakau, tu per daug prisigalvojai, tą protą jungi. Jo. Man taip viskas tobulai ėjo ir tu, netinka. Ir taip, žodžiu, ir taip viskas išėjo per kojas ir netgi atsirado šaknys žalios. Įsižeminimo. Valio. Dabar tau tas grįžta. Ir dabar subalansuojam nervinę sistemą. 3, 2, 1. Jo, čia tas atminis kūnas. Pameni, kai žiūrėjom, tada kažkaip visas neatminis, gal ten kūnas, kuris ten pas mane buvo visas ėjo. Taip. Tai va, grįžta vėl, ar ne? Tai va. Bet prie šito, sako, geriau sugrįžti atskirai, nes čia visa schema pajungta. Bet šiuo metu galim neutralizuoti, kažkaip duo komandą tiesiog, kad atjungti tas daviklius tiesiog ir viskas tos mašinos, kur pajungta. Neutralizuojam daviklius, kurie pajungti iš išorės. 3, 2, 1. Jo, nebesi elektrinė ir tiesiog paleidžiu daugiau šviesos, dabar šilumos.
Ir dar pastatyk didelius savaime besivalančius filtrus limfiniai sistemai. 3, 2, 1. Negaliu, nes limfinė sistema pilnai dar užkišta, matau, šūdais visokiais. Ir jeigu statau filtrus, ten iš viso užsikiša. Bet filtrus, sako, pastatyti inkstuose. Statom tada filtrus. Kad ta limfinė sistema, kadangi užkišta, tai bent filtrai kažkiek tai surinks. Statom filtrus, kurie yra sukurti iš šaltinio, savaime atsiregeneruojantis ir pravalys inkstus. 3, 2, 1. Jo, tokie pasistatė kaip pulsuojantis filtrukai, tokie kaip vožtuvai, dirbantis. Perdirba. Melsvi tokie. Gerai. Ar dabar viskas, ką reikėjo šiuo metu padaryti? 3, 2, 1. Tiksliau, kitokią komandą. Kokį dar punktą turim padaryti šiuo metu? 3, 2, 1. Sujungti sąmonę su pasąmonė. Justina sujungia sąmonę su pasąmonė ir šitą būseną nešasi su savimi. 3, 2, 1. Ir nuleido iki širdies, kad viskas būtų sujungta su širdimi. Ir sako, mergina, šauniai pasidarbavote, bet kuo toliau, to bus sudėtingiau ir painiau. Ir tuo daugiau bus darbo, nes atsiveria gilesnis sluoksniai, suvokimas gilesnis. Tai džiaugiasi, ploja mūsų komanda, kuri šiandien su mumis dalyvauja. Pasirodo, tokia buvo palaikymo komanda. Taip, palaikymo komanda, kuris spiria mus į priekį, palaiko mus tose hipnozėse, kai mes čia beviltiškai jau murkdamės atrodo, bet sveikina, džiaugiasi už mus. Ačiū. Ir viskas, galime tuomet uždaryti erdves, tas visas ten, kurių čia šimtai buvo atsidarę. Ir viskas tada. Dar tada neutralizacijos protokolą paskaitykim irgi. Ai, gerai. Mažu, kas ten pasiliko. Dabar uždarai erdves, kurios buvo atidarytos. 3, 2, 1. Aš esu suvereni sąmonė. Aš esu virš visų struktūrų. Aš kuriu neutralų tašką iš šaltinio valios. 3, 2, 1. Visa, kas ne aš, dabar pasirodo, slapti, pasislėpę, stebintis, visi iššaukiami. 3, 2, 1. Vėl ta mėnulio laboratorija. Nu, dar nebaigiame su ja. Taip. Visi jie dabar traukiami į neutralizacijos lauką, sukurtą iš mano valios, nulinis taškas, be laiko, be erdvės, be struktūros. 3, 2, 1. Daug metalų suskrido, pagal garsą girdėjau, kaip puodai. Šis taškas galutinė neutralizacija, visi dariniai, formos, sąmonės dabar sunaikinami, visi portalai, ryšiai, leidimai uždaromi ir anuliuojami. 3, 2, 1. Labai daug kontraktų ir netgi visa lėkštė įskrido, žinok. Nuliuks? Jo. O būtumėm, kai tik viena hipnozė skiria tam tos lėkštės ten išlaisvinimui ir taip toliau. Bet jinai dar ten toj erdvėj, žinok, ten nieks nesusinaikino. Viskas tik tai suskrido dabar. Šiaip turėjo įtraukti ir dabar eitų patikrinimas pakartotinis. Aha, bet matai, per tą dabar, kai skaitėjai, per tą antrą kartą tik tai susitraukė ta lėkštė ir dar kitokie dariniai. Tai matai, kai daugiau reikalų, reikia daugiau tų pakartojimų, kad suskristų viskas. Tai dabar atviras dar tas, matau, šviesos kanalas viršui. Nesunaikinta niekas, tiesiog viskas suskrido. Tai gal dar kartą komanda, kad sunaikinta? Iki 0. Taip.
Šis taškas galutinė neutralizacija, visi dariniai, formos, sąmonės dabar sunaikinami, visi portalai, ryšiai, leidimai uždaromi ir anuliuojami. Visa tai, kas pasirodė, yra įtraukiami į neutralizacijos tašką. 3, 2, 1. Nu, o kur ta dalis, kur viskas sunaikinama? Tu man vis jos neperskaitai. Aš jos neturiu. Aš sakau, kad neužsibaigė. Nes čia yra sutraukiama, turi būti dar komanda, kad viskas paliekama be jokio grįžimo atgal ir sunaikinama. Nu tikrai, man rodos, gerai pamenu, nes čia viskas įtraukiama. Iš viso Palauk, 5 punktai tada yra. pas mane buvo 4 punktai. Nu, 5 Tu punktas sakei tai tos- pakartotinas, bet gerai, tai arba tiesiog... Palauk, aš tada pakabėk. Kažin, ar aš dabar taip nerasiu, na, greitai. Ne, tai nereikia, tai tiesiog viskas gerai. Gerai. Tiesiog pasakyti, kad susinaikina viskas iki nulinio taško, be grįžimo atgal. Iki nulinio taško, kaip ir ten sakė, aš po to paieškosiu. Kažkur yra, bet... Nes tikrai, man rodo, aš pati net nežinau, kaip esu užsirašysi, bet reikės pasižiūrėti. Iki nulinio taško, pamenu šitus labai gerai žodžius, viskas susinaikina iki nulinio taško. Neutralizacijos taške, be grįžimo, be teisės grįžti atgal. Taip, Pameni bet čia yra... Jo, šitas va radau. Gerai, skaitau. Aš išmetu viską į neutralizacijos šaltinį, tai galutinis taškas be grįžimo, visi portalai ir pririšimai dabar sandarinami, niekas nelieka. 3, 2, 1. Nu, va, dabar užsitraukė. Tas skylė. Nu, reikia žodžiu. Bet reikia pasikoreguoti. Jo, persižiūrėti šitą. Paskui aš tau pasakysiu, kaip ten buvo, Tai viskas gerai, aš pati ten susižiūrėsiu, aš tau gal kažkaip netaip net. Nu, žodžiu, ten susinčiau. Tai dabar Gerai. tuščia ir neutralizacijos taškas uždarytas, ar ne? Jisai užsitraukė, jo, jisai buvo baltas, dabar viskas jisai jau juodas, vėl nebėra tai nieko. Tai tada dar šauni į savo regeneravimąsi erdvę. 3, 2, 1. Nusiplauti, pasikrauti, pailsėti. Kažkaip gausos raktai sugrįžta. Jie buvo iš manęs atimti. Dabar stovi po auksinių šaltinių su monetomis. Voilà. Praplauk jas dar. Nu, po šaltinių jau stovi, nežinau, gerai dar vieną šaltinį, tada paleisiu vanę atsarškutį. Pridedu prie širdies. Pasikviečiu Juliją. Ir tu vis tiek neini čia. Tai tada duok komandą, kad tu eitum į savo tada vietą, jeigu neini pas mane. Vis tiek daug kur buvom šiandien labai. Ir Julija keliauja į savo ar Justinos pasikrovimo vietą. 3, 2, 1. Atsiregeneruoti ir išsivalyti. Jo, tu nuvarėjai savo. Po tokių violetinės daugiau spalvos. Gal pasikrauni. Energijos prarastos kažkokios. Labiau susijungiu. Nu, susijungi, pasikrauni, nes biški melsvos, biški violetinės. O palauk, čia tavo šita spalva gal, ne? Aha, jo. Violetinė ir melsva, ne? Taip. Drugelis, ne? Nu, Taip. tai va. Tai tu dabar tų spalvų, tose spalvose vanduo. Ta prasme, tokių spalvų vanduo. Geras. Nu, va. Susijungi, žodžiu, su savo gal kosminė ašimi. Oi, kaip fainai. Informaciją pasiemu, kad man būtų kitam kartui. Keli sąmoningumą, žodžiu, jau tu dirbi. Jo, dirbu. O, blemba, šūdas, varau ir aš dabar viskas keli sąmoningumą.
Nuvaryk. Tu tokia, žinai, kai iš karto prie veiksmo, tai nelauki ten jo reikalų. Oi, šaunuolė. Gerai, žinok, bet eina jausmas, kad geriau mums ten dar